Labas vakaras, nuostabai, prajuokink mane publiką. Labas vakaras, sakau ir jums, brangus BTV žiūrovai. Štai ir vėl atėjo vakaras ir vėl laikas pradėti dar vieną prajuokink mane. Beje, dėkui jums labai. Po naujųjų, beje, gavosi jau taip, kad elektra mūsų brangsta, butuose šala ir taupant elektrą mums reikia išsirinkti visgi, ką žiūrėti per televiziją ir belieka žiūrėti tik tai pačius svarbiausius projektus. Tai yra, žinoma, Nelės Paltinės aukso fondo koncertus, Mokesčių inspekcija ieško radžio, naujas geras yra projektas ir, žinoma, pats svarbiausias prioritetas numeris 1, tai yra prajuokink mane! Projektas, kurį žiūrint galima labai linksmai pasijuokti, o kuriame dalyvaujant galima uždirbti labai rimtų pinigų, padengti jūsų didėjančias elektros sąskaitas. Kiekgi pinigų šiandien uždirbs mūsų dalyviai, mes tai jau ir išsiaiškinsime. Pasitikite mūsų projekto komisijos W, Vitalijų ir Violetą. Labas vakaras. Violeta, tai kaip tu taupysi elektrą? Tai yra labai paprasta. Vakare po darbų užeini pas draugus pažįstamus ir tarp kitko, kaip gyvena, tai pasėdi, pavalgai vakarienę, pažiūri televizorių ir kai ruošiasi įt miegot, užsibuvau. O tavo laiptinėje yra daug kaimynų? Nes po to, žinai, galų galiausiai tiesiog pradės atkritinėti jie, nes tiesiog nebetidarys tau durų. 12 būtų, kol aš nueisiu iki viršaus apatiniai pamirš. Ok, Vitalijau, o kaip tu taupysi elektrą? Pirmas dalykas, kad jinai pabrango, aš nežinau, nes mano elektra pajungta Rusijai, todėl už ją moka visas namas. Tu tiesiog laidus nuo fazės. Trifazį nuleidau ją pačiu. Nežinau, brangsta, ne aš moku. Man atrodo, dabar prajuokinsi Mokesčių inspekciją. Gerai, draugai, ačiū jums labai, užimkite savo komisijos vietas. Na, žinia, mūsų projekte pinigų niekada nepristiks, nes mus remia mūsų generalinis rėmėjas Bobutės paskola. Pasitikite, Bobutę su pinigais! Na ką, seifas pilnas, leiskite jums papasakoti, kokiugi būdu mūsų dalyviai jį tuštins. Kiekvienas į šios scenos centrą atsistojęs mūsų dalyvis turės lygiai 1 minutę tam, kad priverstų bent jau nusišypsoti mūsų komisijos narius. Jeigu jam tai pavyks, jis iš karto laimės 100 litų, kurį galės neštis namo arba imti 2 minutę. Antrosios minutės metu mūsų dalyvis prajuokinės mūsų komisiją jau gaus 200 litų, trečiosios minutės metu prajuokinės mūsų komisija gaus 300 litų, ketvirtosios 500 litų. Na, o jeigu 5 minutės metu mūsų dalyvis privers bent nusišypsoti Vitalijų arba Violetą, jis laimės mūsų pagrindinį prizą 1000 litų. Tačiau jeigu bet kurios iš 5 minučių metu mūsų dalyviai nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, 60 sekundžių pasibaigs ir Vitalijus nenusijuoks arba Violeta nenusijuoks, dėja, jam atiteks mūsų garbingas paguodos prizas, tai yra 100 litų. Vitalijau, aš tikiu, kad tai yra tavo pagrindinė svajonė ir linkėjimas kiekvienam mūsų dalyviui, bet aš tikiuosi, kad to neatsitiks. Pradėkime, prajuokink mane! O dabar pasitikite iš Vilniaus į mūsų studiją atvykusius Olegą ir Jeleną. Oha, va tai va iš karto. Sveikas, Olegai, sveikas sugrįžęs. Sveiki. Blemba, kaip malonu pas jūs sugrįžti. Mums irgi visada malonu tave matyti. Kas tavo draugė? Jelena. Ir kiek labai ji tavo draugė? Taip, kaip susipažinot su jie? Neatsimenu. Mergina žiūrės per telegą, tai nesakysiu nieko. Oi, gerai. O sakyk, iš tikrųjų, kuriam didesnė dalis pinigų atitektų, jeigu laimėtumėt? Tai kuris yra didesnė? Pagal kalibrą? Tam ir atiteks? Dalinsitės po lygiai, nesąžiningai. Viskas bus jai. Viskas jai. Batukams. Batukam. Žieminiam. Batukam. Batukam. Šalta kojom.
Gerai, nu, juokinsit anekdotais. Taip. Beveik. Aš tada grįšiu po 5 minučių. Alieška ir Alinka. Ar jūs pasiruošę? Ką? Jūs pasiruošę? O ar jūs pasiruošėt? O mes pasiruošę. Tai mūsų minutė prasideda jau dabar. O dabar iš Olego asmeninio gyvenimo. Pirmas kartas. Trum. Porelė muziejuje. O kas čia per kivirzonę? Čia Picasso. O, gabus vaikas. Trum. Aleksandras Lukašenko mokykloje. Aleksandrai. Ir vėl dvejetas. Tu ką? Nori, kad tave 3 kartą 2 metams paliktų? Da, iš šahačių. Trum. Vakarėlėje. Šachas ir matas. Nusimauk. Viską. Na, 4 valanda ryto, nu aš jau miego noriu. O ką, aš kaltas, kad tu korto neturi? Trum. Zoro samurajus. Kija! 49 sekundę Violeta Mičelienė susijuokė ir tokiu būdu mūsų draugai centre laimi pirmą 100 litų. Trum. Man šitas labiausiai patinka. O gal... Ne. Dar bus? Nebus? Nebus. Ne, aš atsimenu savo pirmą kartą. Net nebuvo. Gerai, jau čia kaip ir šitą temą mes išsėmėme. Pabandykime tada paklausti, jūs čia atėjote 100 litų ar norėtume daugiau? Na, norėtume ir daugiau, bet reikia pagalvot. Pagalvokit. Eniki, valgė varenikus, eniki. Einam toliau. Trum. Jūsų laikas prasideda jau trum. Dabar. Įvykis šeimoje. Mamyt, aš pas tave spintoje radau kalėdų senelio kostiumą. Pasiaiškink. Nu, sunelį, nu... Nieko nereikia man sakyti, aš ir taip viską supratau. Tu jį nužudėjai. Trum. Kieme? Eglė. Atsiprašau, o eglė yra? Trum. 36 sekundė ir 200 litų. Jelena ir Olegas. Sveikiname juos. Primušam Violetą. Jo, nedaug mūsų dalyvių primuša Violetą. Dažniausiai tai vyksta jau, kai kameros būna išjungtos po laidos einant namo. Net to nesitikėjau. Mane primuša tai, ko aš nesitikėjau. Aš galvoju, kad tikrai Eglė nusileido, pasirodo, ne. Pam. Gerai, tai 200 litų jau yra jūsų. Gal jau ir užteks, ne? Mes labai bijom, kad vietoj bus Imki 3 minutę, aš vis tiek nusišypsau. eisim. Bet jeigu ką, jūs būsit kaltas. Kokie narsus jaunuoliai. Jis norėjo pasakyti rusiškai pineinasi, bet, o lietuviškai skamba spardyk save. Draugai, Nesugebėsiu gal. 3 minutė. Taip. Jūsų 3 minutė prasideda jau dabar. 33 metai po Kristaus gimimo. Plaukiojimo varžybos kažkur prie Nazareto. Pasiruošt. Dėmesio. Startas. Trum. Gyvūnėlių parduotuvėje. Labadiena. Duokit man, prašom, porą triušiukų, bet kad būtinai būtų patinas ir patelė. Dar porą šuniukų, kačiukų, paršiukų. Sakyti, o žirafas šviečias? Tai duokit kokį kilogramą. O vienaragių turit? Tik vienas liko. Ne, vieno nereikia. Gerai, jūs čia viską pasiruoškit, o aš eisiu į statybinių medžiagų parduotuvę. O sakykit, atsitiko kažkas? Na šiaip. Trum. Laukiniuose vakaruose atidarė pirmąjį naktinį klubą. Jūsų ranką, prašau. Trum. O dabar siurprizas. Žiūrkė! Vos 2 sekundėm likus iki laiko pabaigos susijuokė Vitalijus Solo, prie jo prisijungė iš karto ir Violeta Mičelienė ir jau 300 litų priklauso Jelenai ir Olegui.
Žinok, jau trečią kartą Vitalijus pralaimėjo kažkokiam žiurkėnui. Ne, aš ne žirkienu, aš tiesiog aš dabar jau žiūrkiai pralaimėjau. Okay. Palauk, ką mes dar turim, daug pažiūrėti. Kitą puslapį. Liko anekdotai. Ne. Ne. Čia... Anekdotų nebus. Bet žinok, Imkite ketvirtą minutę. daug yra. Jūs turite Gal trečias kartas sulaužyti, nemeluoja? jūs turite sulaužyti prakeiksmą. Daug. Gerai, varom toliau. Varom toliau, palaikomi publikos. Ketvirtoji minutė prasideda jau dabar. Ant mokesčių inspekcijos stogo. Atsiprašau, jūs čia ką darot? Nu čiagi mokesčių inspekcija. Nu taip. Jūs stogas skardinės, Nu. lūpos plonos. Tai kaip jau ant per smegenis, taip ir aš jiems. Trom. Pakvaišusio mokslininko sodyba. Ach, tu kokia išauga, a? Na, aš tave pasieksiu. Myli, nemyli. Trom. Skambutis į gaisrinę. Alo, čia gaisriniai, čia du žmonės mušasi. Nu ir kas? Tai čia policininkas ir gydytojas mušasi, aš nežinau, kam skambint. Trom. Filmo Saulėlydis 4 dalies premjeroje. Ei, filmas jau pasibaigė. Prašom išeit. Iš šo хочу. Trom. Įsivaizduokite. Vilniaus meras Artūras Zokas multfilme Prostokvašino. Tai kodėl aš... Ai. Prakeiksmas tęsiasi ketvirtoji minutė ir dėja jums vėl Tai nepavyko. pasakysiu. Tai kodėl aš anksčiau toks piktas buvau? Tai kad vyrai čia neturėjau. Trum. Št. Ačiū Jums Ačiū Jums, labai, Jūs buvote labai geri. Nuostabės 4 minutės. Tai ko Jūs niekšai nesijokėt? Nu tai da klausyt norėjom iki galo išgirst. Sudeginot šių nuostabių jaunuolių pinigus. Niekšai! O pristabdyti negalėjai savo, Dziegorius? Aš esu paklusnus O mes tai laikui. ne. O jūs galėjote ir susijuokti. Jūs. Ir jūs esate nuostabus ir laida yra nuostabi. O pabaigti aš labai norėčiau Andželinos Jolie žodžiais. Olegai, šiąnakt tu buvai nuostabus. Kaip aš norėčiau pabaigti tokiais žodžiais, bet seks. Iki. Bye. Trum. Draugai, čia prajuokink mane ir mes tęsime savo šou po vos poros akimirkų. Dabar išeisime į reklamą, kai grįšime bus dar daugiau humoro, dar daugiau juokų ir dar daugiau praloštų pinigų. Niekur nepabėkite. Simsiu 100 litų, kurį jūs man skolingi ir aš jį perplišiu. Niekur neatstoja nuo jos, jai nelabai patinka, bet jisai jos nepaleidžia. Va čia juokas įma, tai Aš myliu kiną labiau nei merginą, juk kažkokas Žilinskas. Tau tai patinka. Man tai patinka. Buvo kažkada toksai linksmasis reperis Cololo. Paėmęs savo tu imuš. Pasitikite du broliukus Romą ir Donatą iš Rozalimo. Labas vakaras. Nu, o tai kodėl kartu išėjo drąsiau dviem? Mes mylim viens kitą. Gal jūsgi broliai? Ja. Kuris vyresnis iš jūsų? Na, aš būsiu. Nu, tai tu rimtesnis. Gal taip išeina. Kuris iš jūsų laimi muštynėse? Seniai besimušėm, nežinau, negaliu atsakyti. Nu tai pabandom, turitgi minutę. Ką galima daryti Rozalime laisvalaikiu? Sportuoti. Sportuoti. Taip. Praktiškai visi sportininkai ten. Taip. O ką sportuoja? Ką sportuojam? Tai vieni futbolą, krepšinį, šiaip štanginė yra. Ta prasme. Supranta, kas yra štanginė, ar nesupranta? ta prasme supranta. Pažiūrėk tu į šitos, ar jie supranta, kas yra štanginė. Kačialka. Gerai, Romai su Donatu. Broliukai, gal netemkime tuomet į naktį. Jeigu jūs pasiruošę, aš norėčiau paleisti jūsų pirmąją minutę. Pasiruošę. Tarko, jūsų pirmoji minutė prasideda jau dabar. Štai kaip mes su broliu visada pasisveikinam.
Kas yra Svarinska? Kas tau negera, patsuko, jie? Cukas nubėgo, patsukas daužėme. O, Taip, anekdotas. Žmona bara vyrą. Aš nesuprantu, kaip tu gali kiekvieną savaitgalį gerti su draugais, negrįžti namo. Ką tu sau leidi? Vyras, tai apie tai, ką nesupranti, tai nekalbėk. ne. Mes jau galvojam, kad Yra 53 sekundė. Broliškas humoras. Kas tau, Violeta? 100 litų priklauso Donatui ir Romui. Taip gražiai, absurdiškai nebežino, ką toliau daryti, kad negali nesijuokti. jūs jau senai turėjote juoktis. Jeigu ką. Pagal tai mūsų mes planą kalti. jūs turėjot prasijuokti Tai po jo. 10 sekundžių. Pagal jų planą, pagal mūsų... Kurioje vietoje mes turėjom prasijuokti? Gal Po galime? 10 pasisveikinimo. Po pasisveikinimo. Taip. Po šito... tarararara. Tarkim, taip. Jūs žinau, kad pasiruošę dar atsisveikinimą antrai minutiai. Ne? Taip greitai, ką jūs. Gerai, broliai Mūrai, jūs turite 100 litų, galite jais rizikuoti ir bandyti išlošti 200. Mes jamam 2 minutę. Jeigu jūs jamat, mes duodam. Antroji minutė prasideda jau dabar. Žodžiu, jaunystėje aš nusipirkau M-ką. Atvažiavo gazelka, paėmė. Išvažiavo tą M-ką naują. Atvažiavo švogeris pas mane. Nuduok pralėkti. Sakau, prašau. Jo jis, kai dėja į kiemą kampo, naują M-ką, nuo nulė, iškart supalina. Aš verk, tada pasiėmė dankrato, pučia, įsipūtė. Įsipūtė? Nu, ta prasme, M-ką, darėlės, įsipūtė. Nauja jamka, nuo nulė. Įsipūtė. Nesuprantat? Ziputė. Va. Nu, va, toks Tylos pasirodymas. Turėjo jau juoktis komisija. Nepavyko. Nežinau, ką pasakyti. Tik tai apie M-ką turėjo, to dar buvo kažkas? Ar Ne. per M-ką mes irgi jau turėjom čia? Ai, šiaip aš turiu vieną gerą anekdotą. Tai ko tu laukiai? Jis Pusė nebūtų minutės. tilpęs. Aš labai jaudinas. Pirmą kartą iš vis scenoje, aš net nesu mokyklai, kur nors vaidinę. Nu va, kaip gaila. Ačiū, broliai. Dėja, jums nepavyko prajuokinti mūsų komisiją. Sėkmės. Biš tokį bairiukų pamėt, bet nelabai su. Bet Nelabai su. ant ribos. Bet pagalvokit jūs apie tai, kad žmogus net mokyklos scenoje nebuvo vaidinęs, atėjo čia pirmą kartą. Tai yra prilygsta didvyriškumui. Iš tikrųjų. Rozalims valdo. Rozalims valda, bet tik 1 minutė. Jaudulės, aišku. Labai jaudinamės. Ir nežinau, drebėjau visas, nebuvo net ko pasakyti. O taip atrodo, važiavau ir viskas gerai, aš pasiruošęs sam, bet taip išėjo. Tarkim, važiuoju aš, Donatas ir Justinas. Mes visi prigėrę, staiga mūsų stabdo policija ir policijos mes visi pripučiam daug. Ir sako, nu, policija, gal mes galim kaip nors įsitarti. Sako, na gerai, jeigu per jūsų visų ilgį bus metras, tada gerai. Mes jūs paleidžiam, bet jeigu ne, jūs mums čiulpia. Gerai. Padėjo Donatas 54 cm, tada padėjo aš 43, padėjo Justas 3 cm. Na, mūsų paleido, lygiai 100, mes važiuojame ir kalbamės. Donatas sako, jeigu aš būčiau pasatęs, tai būčiau policininkams mašiną pirtis. Aš sakau, jeigu aš būčiau pasatęs, tai būčiau policijai per sunkius daužęs. Justas sako, vyrai, jeigu aš nebūčiau pasatęs, tai jūs būtumėt mentams čiulpę. O dabar pasitikite iš Pakruojo atvykusią Genovaitę Tinterienę. Opa! Labas vakaras, Genovaitė. Vakaras. Labą vakarą. Kaip nuotaikos? Pusė velnė. Pusė velnio. Kaip Pakruojais? Laikomės dar. Laikomės tvirtai.
Kada paskutinį kartą prajuokinot žmogų? Nuolat. Vaikštantis anekdotas. Rimtai? Genovaitė, aš te galiu pasakyti sėkmės. Ačiū. Genovaitė, ar jūs pasiruošusi pirmajai savo minutėjai? Taip. Jūsų laikas prasideda jau dabar. Atvažiavo į Lietuvą turtingas gruzinas. Nusižiūrėjo šviesę lietuvaitę. Niekur neatstoja nuo jos. Jai nelabai patinka, bet jisai jos nepaleidžia. Tai jis sako, nupirk gražią mašiną brangę. Gruzin liubit mašiną būdėt, nuperka mašiną. Ir vėl neatstoja nuo jos. Sako, nupirk didelį gražų namą. Gruzin liubit dom būdėt, nuperka namą. Ką dabar sugalvot, kad nereiktų už jo tekėti? Sako, man reikia, kad jo būtų 20 cm ilgio. Gruzinas pasako, gruzin liubit, nu papalam nerūbit. Stop, 42 sekundė. Man pačiai juoka. Pačia juokas ima, taip? O iš kur šitą istoriją Genovaitė sužinojo? Labai seniai, iš ką aš pasijuokdavau, man pasilieka jie. Ir aš kokį 31. O jūs, Genovaitė, jaunystėje ne šviesiaplaukė buvote? Ne. Ne, Aš gerai. juoda, tokia kaip ir dabar. Graži juoda. Nu. Gerai, 42 sekundę jums pavyko prajuokinti mūsų komisiją. Jau turite 100 litų. Su šiuo 100 litų jūs jau galite keliauti namo arba galite imti antrąją minutę ir bandyti išlošti 200 litų. Nu, kad tiek jau daug pas man krepš, dar rods pasakyti. Dar norėtumėte, ne? Dar rods pasakyti. Tvarkoj, Genovaitė, jūs pasiruošusi? Ar jūs pasiruošusi? Pasiruošęs. Antroji minutė prasideda nedelsant. Seniau, kada nebuvo naujų fermų, laiką gyval senų, kada pristatė naujų fermų, įsikėlė, senuką laiką karvių užrojoja, nėra buliaus. Atvažiavo vienas jaunas žmogus, tiem senelėm nuramina juos. Sako, nenusiminkit, atvažiuos sėklių, tu esi apsėklius. Lauk, senelė, lauk, atvažiuoja gražus vyras, išliep iš ratų. Nuvedė jau pas tų karvę, jį tą babutę padėt bliūdą vandenę, į kalvinį, sako, va, čia nusiplauk, kėdė pastatą, čia nusiplauk, čia kelnis pasikabink, lipk sėkliok, aš nežiūrėsiu, išeinu, spaudži, dar išeinu, sėkliok aš nežiūrėsiu. Gerai, yra. Violeta. Tie tavo... Visgi aš privalau užskaityti kaip juoką, nes tu juokeisi ne tik viduj, bet ir išoriai. Tikrai. Toksai krizenimas. Bet aš laikiausi. Laikeisi, bet nesusilaikiai. Visi matė, kad stengiasi, visi matė, tikrai. Bet nepavyko. Bet čia irgi tikras įvykis. Čia tikras. O po to tas vyras sėdo į kalėjimą. Ne, jis su prietaisais, bet babutė sen nesuprato, galvoja, kai jis pats apsun karvės. Nu, va, prašom. Gerai. Tai jūs jau dabar turite 200 litų už tai. Kas yra jau nemažai, bet jūs sakėte, kad turite labai daug dar istorijų. Labai daug tarinu. Gali nemokėti, aš pasakysite. Žiūrėkite, jūs turite 200 litų, galite jais... Ok. Jūs galite jais rizikuoti, imti trečiąją minutę, bet žinokite, kad trečiosios minutės metu, jeigu jums nepavyks prajuokinti mūsų komisijos, jūs prarasite savo 200 litų. Praras. 200 litų, jeigu nepavyks prajuokinti. Jeigu pavyks, gausite 300. Pasistengs. Gerai, pasistengkite. Trečioji minutė. Prasideda dabar. Moterė keblins, vaikučių laksta kokie 5 aplink. Įgriūn girt tėvus.
Ta moterė nenori nutraukti blynų kepimą, sako, vaiką, tėti nuveskit, paklokit lovo, paguldykit, nurenkit, tik trusikų nenumaukit, tenai yra gyvatė. Tie vaikai pasimė, tėti nuvedė, paguldė, nurengė, numuvė, tos trusiks nebijoja tos gyvatės. Sutvarkė, atėjo pas mamą. Mama, tėti, paguldėm, sutvarkėm gyvatį, užmušėm kiaušinį, sutraiškėm, duokite apštukų. Gerai. Violeta, tavo juokas ką tik pelnė Genovaitei 300 litų. Sveikiname ją. Genovaitė, aš nesupratau. Genovaitė, pačioj pabaigoje paprašė degtukų. Kam? Duok mama degtukų, lizdo padegsim. Būtų padegę. Davė degtukų, mama nedavė. Ne, jau tikrai būtų viskas suplekšėjai. Genovaitė, turit 300 litų, norit 500. Nu, da turi, daug da turi. Nežinokite, jeigu 4 minutės metu prajuokinsite Violetą arba Vitalijų, jums priklausys 500 litų. Bet jeigu nepavyks, tai tada neteksite 300 litų. Sprendimas jūsų. Ant recepto užrašyta. Tik už karininką. Genovaitė, bet jeigu neprasijuoksim, tai nei vieno lito negausit. Aš noriu perspėti, ar jūs supratot? Aišku, suprato. 4 minutė, Genovaitė. Gerai. Gerai? Kas gerai? Kas gerai, Genutė? 4 minutė, prasideda. Žmogui, pagalvokit, Genovaitė. Jau. Vien mergaitė nusisprendė tekės tik už karininką. Nu, jau nebe jaunutė, bet vis tiek surado tų karininko, ištekėjo už tą karininką. Ištekėjo vestuvės, viskas, jau per naktį, graižta lovai, jau pat karbatkuot, vėl atsigula, lauk, kur tas jos karininkas. Lauk, netein, pataisa to lovo, pat pasitaisa. Da netein. Išliap iš lovos, ein pažiūrėti. Ein vonios kambaris pravers, o jos karininkas paėmės savo įmuš. Kam neklausa komandos karininką? Kam karininką neklausa, įlup savo tų? Ein klausimėlis par kaimo. Vienam pakeš, sako, vienam ko paklausti. Vienas žmogus. Kaip dabar? Dabar gavosi, kad neklausė komandos mūsų komisija ir jūs ką tik pralošėt turėtus 300 litų. 300? Jūs turėjote 300 ir dėja jūs jų netekote. A nebegalim pasitaisyti kaip senam žmogui. Ne, dėja, ne. Aš atsiprašau, o jeigu, kaip pensininkai, paprašyti nuo pradžių, nuo nulio, bent 1 minutę, ne? Vitalijau, kaip tu manai? Aš turiu pasitarti su tavim. Neduos šansą. Pasitaisyti. Duosim. Aš dar vieną labai gražų turiu. Nuo pradžių. Nu gerai, dėl 100 litų. Genovaitė, bet tik tai dėl to, kad jūs esate visiškai nuostabiai miela moteris. Genovaitė, 1 minutė dėl 100 litų prasideda dabar. Jau. Žiem šalt, lakių bagėlis, pamatė ūkininką trūpsą, užlak, a negalėčia parmėgot, nakvynės prašo. Nu, kas sako, nėtos vietos, nu, bilia kur, nu, gerai, ant pečios, jeigu bus gerai, gerai, panul gerai ant pečios, priėm jį. Už kokios valandos lakių bagėlą vėl, priėmti ant nakvynės. Nu, sako, jau vienas yra ant pečios, gerai bus, gerai, priimdavo antro, porelą ant pečios guli. Parmieg jie tenai, pašniukš, pabrast, užmieg ryto išband, sako, susipažinkim. Nu, tau bagėlas sako, mano pavardė Šiok. Tas negirdžiu bagėlis pakreipia galvo, kaip Šiok mano pavardė.
Šeimininkas išgirda, sako, va, priimė, parmegoja, da pridarbsim pečius, van lauką. Išvėja tas subags. Kaip čia dabar? Vat gavosi taip, kad niekaip nėra. Žinokite, jūs neišnaudojate savo antro šanso ir dėja aš turiu jūs paleisti su 0 litų. O viešpatė, tai kaip dabar man bus nuostolis? Nu va, Genovaitė, ačiū Jums labai, kad atvažiavote. Sėkmės. Tai ką? Nu, bet kodėl turėjo 300 litų, nu? Turėjo. Ale ne? Alegi norėjo 500. Ne, norėjo kalbėti. Pakalbėjo, į dar vieną šansą gavo. Į dar pakalbėjo. Ir be norėtų kalbėti, mums niekad neužtenka. Nu, bet tokia, sakyčiau, gana nešvanki babulė pasitaikė, ne? Nu, gana. Nu, ko gražu žinojimą, prostitučių būrelis laukia, kol atvažias, babutė 80 metų, eini, sako, ku mergytės čia laukia, saldainiukų laukiam. Na, jau atsistoja, laukia, atvažiuoja, išlap iš mašinėlės, tas vyras sako, nu, jūs, bet kaip ta, sako, babutė činajas atsirado. Sako, aš, nu, vien žodžiu, galvoju, kokios labdaros saldainiukų jai duos. Sako, aš dantų neturiu, bet pačiulpyti tai mėgstu. Draugai, pasitikite Mantą Povilaitį iš Vilniaus. Superstar. O, dabar matom, kas pas tave parašyta. Kas jam parašyta? Gal galite paskaityti? Manto idėjos. Mant Ideas ir Mant Povilaitė. Ta prasme, kaip tave galima surasti Facebook'e ir... Nu, kaip supratote. Ir YouTube'e. Tu Povilaičio anukas? Taip, ir sūnus. Kuo užsiemi? Aš užsiemu muzikos vadybą šiek tiek muzikos prodiusavimu, mokslais bei laisvalaikiu. Kokią muziką prodiusuoji? Hip-hop muziką. Hip-hopo? Taip. Ar tu pats esi kiek nors hip-hoperis? Na taip, aš iš esmės esu ir atlikėjas, ir vadybininkas šiuo metu, kadangi toks dabar procesas pas mane vyksta, kad turiu pabiškį skintis kelią, tai pas mane viskas viename šiuo metu. Aišku, o tu turi kokį nors hitų jau galbūt išėjusiu? Greitų metų turėsiu. Koks yra tavo MC slapyvardis? Hamillion. All right, big it up for MC Hamillion, motherfucker! Mantai Povilaitį, MC Hamillion, ar tu esi pasiruošęs pirmai savo repo minutei? Taip. Ok, first minute starts here, motherfathers! Tai va, iš esmės pasimsiu labai paprastą būdą, paprastą formulę, tyčiosios iš kitų reperių. Šiomis dienomis Lietuvoje yra labai populiarūs du repo atlikėjai, tai būtų populiarusis disko metikas ir piktieji pinigai. Jos, žinoma, visus galite rasti YouTube'e, mane dabar jau irgi galite rasti YouTube'e. Na, aš iš jų tyčiosios labai paprastai, nes man jie labai įdomiai bendrauja savo dainomis. Vienas jų savo dainoje sako, tau tai patinka, o kitas iš jų dainuoja, man patinka. Na dabar aš ir visą laiką turbūt taip privarysiu. Dabar sakysiu, tau tai patinka, man tai patinka, tau tai patinka, man tai patinka, tau tai patinka, man tai patinka, tau tai patinka, man tai patinka. Dar laiko šiek tiek yra, bet, žinot, mano buvo šiek tiek kitokia strategija šiame žaidime. Okay. Ir žaisim tokį žaidimą dabar. Pasimsiu 100 litų, kurį jūs man skolingi, ir aš jį perplėšiu. Taip. Pasimsiu savo kišenės ir lauksiu gongo. Štai ir jis. Ačiū. O kodėl 100 perplėšiai? Ai, nes man nereikia 100 litų. Jis čia ne tam, jis ne dėl komercijos, Taip, jis čia aš dėl esu grino žmena. Jisai pasireklamavo. Taip. Gangsta shit, motherfucker! Man tai patinka. Jums tai patinka, labai nuostabu. Man tai nes patinka. Man asmeniškai tų reperių veikla nelabai patinka, dėl to aš čia ir atsiradau. Kągi jūsų aplodismentai, gerbėmieji. Ačiū man tai tau labai, dėja tau nepavyko prajuokinti mūsų komisijos vienok. Man tai patiko. Drąsiai, su mintim, su finalu, viską apskaičiavęs, hop, atėjau, pamačiau, nugalėjau, išėjau, pinigų nereikia.
Aš tai jeigu būčiau jo vietoje, aš ko gero parodijuočiau, buvo kažkada toksai repo legenda Lietuvoje, netgi galima būtų tai pavadinti, buvo linksmasis reperis Cololo. Jeigu prisimenate, aš netgi turiu jo kasetę. Aš ir kasetę jau turiu. Neturiu ant ko klausyto, tu turi? Ne. Jūs dar nedaugo. Čia yra Blu-ray kasetė. Gaila, kad jūs nepažengė į priekį atgal. Ne, mes esame visiškai atsilikėliai, suprantate, šioje srityje. Užtat mes labai populiarūs Mongolijai. Beje, žinojai, kad mongoliški tugrikai kursas yra 1:-50. Reiškia, jeigu turi vieną mongolišką tugriką, tu esi skolingas valstybei 50 litų. Aš galiu tik vieną pasakyti. Ir bomžai gatvėse tenais dalina tugrikus. Juokas juokais, bet mano kasetė Mongolijoje kainuoja 2 kapranugarius. Va. Man patiko, nežinau kaip jums, bet man patiko. Tai linkėjimai irgi tiems, kuriems patiko ir šiaip dar kam nors, kas tiesiog nori linkėjimų. O dabar, draugai, pasitikite Modestą Janišauską iš Panevėžio. Sveikas, Modestai, kiek tau metų? 14. O už ką tave mušė? Už nieką dar kai kas. O tai kodėl ranka tokia? Nu, žinot, kaip tam poskai visko pasitaiko. Visko pasitaiko, kai tu ką darai? Nu, Ai, nenori pasakoti. Maladoj garečiai. Baladau balkonarėms, tarkim. Nu, ko bandysi juokinti? Pasakojimus iš mokyklos ar kaip ranką su baladoj? Ne, anekdotais. Anekdotais. Jo. Gerai, žodžiu, Modestai, tavo anekdotai, man atrodo, jau paruošti, mes galime leisti laiką, ne? Na, taip. Nu, tai bandykime. Pirmoji minutė prasideda. Na ką, prie Akropolios ant soliuko sėdi dėdukas, nu ir prie jo prisėda pankas, ryškiai išdažytas, skiauterė, žaliai, mėlynai, geltonai, ir tas dėdukas žiūri į taip, ir nesupranta. Tad pankas neiškentis ir sako, klausyk, dėdas, a nieką nei savo gyvenimą pašėlusiai iškreit, sako, žinai, es vieną kartą, sako, susidėjau su poju, dabar žiūri tavi galvoj, a tik ne mano sūnus būsi. Kitas, priešingos kabinos, girdis iš vienos, popieriaus neatsiras. Nu, žinai, ne, pats 10 litų nusvaliau. Po kiek laiko, nu, žinai, tai ir provokatorius. Ne tik, kad visą ranką išsiterliau, bet dar 5 litai šiknojų išstrigo. Kitas, palaukit, sėdi krūmuose 2 žmogeliai ir atlieka gamtinį reikalą. Nu, vienas iš jų smirdantis bomžas, kitas inteligentas, švarkelio, akinukais. Nu, ir sako... Ups, yra visiškai teisingai. Ir sako, ups. Ir sako, va Jėzus, Modestai, nelaimėjai 100 litų. Tai ką dabar daryti? Keliausim namo nuliūdę. Reik manyti. Kad tu dabar labiau, žinok, pralinksmėjai, negu pradžioje atėjai. Viskas baigėsi gerai. Gerai, tvarkoj. Šaunuolis esi. Ačiū tau labai, buvo gerai, bet nepakankamai. Sėkmės. Kai pirmą kartą, tai gal kiek ir nusivyliau savim, bet tai kaip pirmą kartą gal, sakyčiau, gal gerai. Stengsimės kitą kartą atvažiuoti. Draugai, čia prajuokink mane, mes turime palikti jūs reklamos gniaužtose vos porai minučių ir kai mes grįšime, mes tęsime mūsų šou ir bus labai labai juokinga. Likite įsijungę. Prajuokink mane. Draugai, pasitikite į projektą grįžtantį Pavelą Kirijenko iš Panevėžio. Sveikas, Pavelai. Antras kartas nemeluoja? Nemeluoja. Pagaliau pasiruošė, nesijaudini, o antrą kartą scenoje, tai čia tau yra vėjas. Jo, kaip namai jau. Kaip namai. Kur pas tave pietų stalas namuose? Pas jūs ateisiu, ką. Va, čia mes maitinam. Nu kągi, pasakosi istorijas iš gyvenimo arba anekdotus. Pamėginsiu šiandien save ir kitame amplua, bet tai prie senos taktikos irgi grįšim. Grįžk. Kokia ta sena taktika buvo? Tai ta, kur buvo Ana. Jo. Pelėtas. Ai, ta Ana, jo. Tai ta Ana, mes, man atrodo, visi prisimename. Ta labai gera. Ta va.
Čia nėra net apie ką kalbėti, čia nėra ką daugiau žmogaus klausti. Bet ir naują taktiką išbandyk. Pirmiausia, nauja iš karto. Nes ta nauja irgi gera. Ta nauja irgi gera. Pavelai, ar tu esi pasiruošęs pirmąjį minutę ir pirmajam galimybėj laimėti pirmąjį 100 litų? Taip, aš esu pasiruošęs pirmąjį minutį, pirmąjį galimybėj laimėti pirmąjį 100 litų. Tuomet pirmoji minutė prasideda jau dabar netrukus, nedelsiant, now. Bežvėjodamas Vitalka greit pamatė žalią krūmą, už kurio Justinas šitas trešia gamtą iš savo kūno. Nedvėjodamas Cololas išsitraukė savo bytą ir sukišo ją Justinui, kad žuvų jis nebaidytų. Justas baisiai išsiskėtęs prašė jį palikti gyvą, o Vitalijus parodė, kodėl jie ir žilų vadina. Tad nubausti Justą reikia, bus jam krūmose triukšmauti ir nusprendė į Vitalką tučto jau išprievartauti. Greit atbėgo Violeta ir išgelbėjo Justuką, nes Vitalka jam ketina ten įkišti ir plaktuką. Violeta ten atmynė dviratukų savo, Minskas. Kiek nedaug Justinai trūko, kad taptum Rokas Tužilinskas. Nuo tos dienos laidos vedėjas gamtoje nebekakoja, nes gavo pamoką neblogą nuo Vitalkos ilgakojo. Daina. Aš myliu kiną labiau nei merginą, juk aš Rokas Žilinskas vietoj penio vagina. Per dainą kas nešakinės? Žinok, senoji taktika man buvo geresnė. Man tai naujoji labiau patiko. Man daina pratęsimas, tik to takoj, davai da svidaniją, tik to takoj. Ką tau padarė gyvenime Justinas Jankevičius, pasakyk sąžininkai. Jisai pas jį visada buvo iš nugaros. Aš tai jau tikrai, kad nusipelnau visų kritikos strėlių ir visų prievartavimų, kuriuos Vitalijus gali man pasiūlyti. Nu kągi, o mes su žiūrovais paplojam už puikias eilės. Sėkmės. Ačiū tau, Pavelai. Sėkmės. Bet jūs tai atsimink, Palydėkime poezijoje. Aš tave išgelbėjau. Minutę tylos palydėkime. Aš tave išgelbėjau. Nuo kažkokios negarbės. O Jėzus, tai tu... O kokia čia negarbė? Man tai, pavyzdžiui, labai patinka. Atsiprašau, atvažiuoti su dviratuku Minskas, kad tai buvo motociklas. Čia nebaisiausia vieta dviratis buvo toj poemai. Taip. Svarbiausia, kad personažų nesupainiojo vietom. Ir aš noriu pasakyti, berniukai, ačiū, kad jūs manęs nelėtėt. Tai noriu pasakyti, kad Rūta ir Inga ieško gyvenimo palydovus, susidomėjusiems jos lankosi dažnai saulėtekio miškuose. Taip pat noriu pasakyti, Justė, moteris turi gaminti valgyti ir moteris turi plauti indus. Ir ačiū Pauliui, kuris man išrinko šitas pieno baltumo marškinius. Draugai, štai ir viskas. Dar vienas prajuokink mane vakaras baigėsi. Mes išdalinome daug pinigų. Tikimės išdalinti jų dar daugiau kitą savaitę. Ir nepamirškite, jau šią savaitę, jau dabar galite užeiti į alfa.lt ir pamatyti visus šio vakaro pasirodymus. Ir nepamirškite balsuoti už savo labiausiai patinkantį, nes būtent jis, tas, kuris surinks daugiausiai jūsų simpatijų ir laimės specialų Alfa.lt prizą. Dabar pažiūrėkime, kasgi Alfa.lt prizą laimėjo praeitą savaitę. Na tai aš kaip to dirbu duobkasiu, tai ten visokių nesąmonių būna. Tai buvo taip, kad iškasėm mes ten duobę, nuėjom, ten su jau vyrai ten čerkelę darė, aš šiaip prižiūrėjau, kad ne per daug padarytų. Nu ir taip veiksmas tenais prie kapo, stovi vyriškis, pasilenkia, žiūri ir ateina bobutė. Jėzau, vaikeli, ką tu čia darai? Nu kas yra, stoviu, nu, liūdžiu. Kaip tu čia liūdai? Nu tai ką tu nesupranti, liūdžiu už vaikus, nu? Tai po to toks yra labai geras anekdotas, kuris kilo žiūrint į merginą, jinai kramto lūpą, aš jisai sakau, klausyk, nu brangiau, nekramtyk tu tos lūpos. Nu man sako, tu nepergyvenk, aš antras lūpas turiu. Nu tai ilgai su jie ir nedraugavau, nes atsibodu, nes nusikando jinai tą lūpą. Tai va, ten. Draugai, štai ir viskas. Aš norėčiau padėkoti mūsų nuostabiai publikai. Jūs buvot visiškai nerealūs. Ačiū Jums, o taip pat mūsų dar nuostabesniai komisijai Vajėzus, Vitalijus ir Violeta. Nuostabus žmonės. Nepamirškite pildyti anketų btv.lt. Galbūt kitą savaitę jau pasimatysime čia. Tai buvo prajuokink mane, iki kito karto. Laužyk garsiai juokus standartus, pasirodyk čia, ko tu